Pasvalio rajonas Pumpėnai. Čia miestelio bendruomenė 2011 m. kovo-liepos mėnesiais į energiją taupančius keitė senus gatvių šviestuvus. Pagrindinis projekto tikslas ir mūsų užmojai buvo tokie, kad kuo ekonomiškiau apšviestume Pumpėnų miestelio gyvenvietės gatves. Pumpėnuose gyvena 905 žmonės. Miestelį yra 98 šviestuvai, tačiau dar prieš metus jie buvo įjungiami labai trumpam ir degė tik kas ketvirtas. Kai kurie šviestuvai buvo nepataisomai sugedę. Vakarai žmonės vengia išeiti iš namų, dėl to beveik nesilankė kultūriniuose renginiuose, sporto salėse ir bibliotekoje, nes tamsių paros metu nesaugu. Pakeitėm šį 26 šviestuvus. Buvo senos gamybos, rusų gamybos šviestuvai 250 W galingumą. Dabar sukabinom graikų gamybos po 75 W. Projektų siekta, kad gatvių šviestuvai atgautų estetinį vaizdą, būtų padidintas gyventojų saugumas, naudojama mažiau elektros energijos, o už sutaupytas lėšas vėliau būtų galima pakeisti vis daugiau šviestuvų naujais ir labiau apšviesti miestelio gatves. Projekto vykdymo metu buvo apklausti Pumpėnų gyventojai. Taip, jie patys galėjo nuspręsti, kuriuose gatvėse ir kurie šviestuvai turėtų būti pakeisti. Iš visų esamų 98 šviestuvų Pumpėnų miestelį projekto dėka mes pasikeitėme 26. Ir tuo labai džiaugiamės ir norėtume rašyti tęstinį projektą. Po projekto įgyvendinimo seniūnija nesėdėjo rankų sudėjusi. Kreipėsi į Pasvalio rajono savivaldybę ir gavusi lėšų pakeitė dar 21 šviestuvą. Taigi iš viso per 2010 metus buvo atnaujinti 47 šviestuvai. Dabar Pumpėnuose liko atnaujinti 9 gatvių apšvietimą. Tik bendrai priimami sprendimai dėl elektros ūkio skatina protingo vartojimo įgūdžių formavimąsi. Mokoma tausoti turimą turtą, ugdomas pilietiškumas ir nepakantumas piktavališkam elgesiui su elektros renginiais miestelyje. Pumpėnai dabar saugesnis miestelis. Lesto operacija 2020 tęsiasi. Įjunkite atsakomybę, išjunkite abejingumą.